mokyklos socialinės pedagogės ir pamačiau, kad yra galimybė pasikalbėti su žmonėm apie psichikos sveikatą, apie mano patirtas, tarkim, problemas ar ten įžvalgas kažkokias ir šiaip labai mėgstu kalbėti su žmonėm tokiom temom, kas liečia psichikos sveikatą, psichiką ir panašiai. Tai tikrai iš karto registravausi ir su Jovita mes ir apsikalbėjom apie tai, kad faina idėja. Man psichikos sveikata iš tikrųjų tikrai vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime. Labai susideda daug aspektų ir fiziologija pati, psichikos sveikata ir fiziologinį tą būvį tikrai įtakoja. Ir pati esu patyrusi visokių, kai psichiškai blogai ir kažkaip fiziškai atrodo blogai. Ir tas tiesiog, man dėl to yra svarbu, kad ne tik turi psichiškai gerai jaustis, bet ir fiziškai. Šiaip tikrai manau, kad ne viena aš tokia, kuri tikrai daug žmonių patiria visokiausių liūdesėlių, ar ten kokių depresijos epizodų ar kažką, bet vienas iš aspektų, vienas iš gyvenime nutikusių įvykių buvo, kad aš perdėjau labai stipriai ir buvo vien dėl to, kad nesikalbėjau su žmonėm, nesikalbėjau su artimaisiais apie tai, kokias problemas aš patiriu. Ir tas toks liūdesys, viskas tiesiog įsėdo į mane ir tada toksai, nebežinau ką daryti. Tiesiog sėdžiu vietoj, žiūriu į sieną ir nieko nebesinori, nieko, ta prasme, toksai nefainas jausmas iš tikrųjų, tikrai niekam nepatarčiau. Ir vienas iš dalykų, dėl ko į tą žvelg giliau norėjau kaip įstoti, dėl to, kad kaip nešu tokią idėją, kad reikia kalbėtis, visą laiką nereikia slėpti jausmų, nesvarbu ar kiek tų metų, ar tavo kokia lytis, ar viską, tiesiog reikia kalbėtis visą laiką, nes tikrai tas smugdo žmogų. Iš tikrųjų, kalbėjausi labai su šeima, labai padėjo man su to suprasti, kas man iš tikrųjų atsitiko, nes aš iš pradžių, prisimenu, tiesiog mokykloje sėdėjau ir, man atrodo, ašaros kaupėsi, aš nebenoriu nieko daryti, man yra per sunku psichologiškai tiesiog sėdėti tose pamokose ir kažką daryti, kažkam pasakyti ir tas toksai, atrodo, pyktis ir ant savęs ir ant kitų, kad jie manęs nesupranta, kad aš negaliu kažkaip perteikti tų emocijų. Ir tiesiog, aš aišku, tada pailsėjau, atsiribojau nuo tų dalykų, kurie man sukėlė tą perdegimą. Ir šiaip stengiuosi derinti dalykus pagal tai, kaip aš pati saugiai jausčiausi. Nes tikrai tas perdegimas atsiranda nuo to, kai neišeina suderinti, tarkim, darbo su poilsiu. Labai dažnai ofisuose ar kažkokiuose darbuose tikrai patiriamas tas perdegimas. Ir tą ir patyriau ir tiesiog buvo per daug darbo, per mažai poilsio. Ir tada išmokau tiesiog suderinti viską. Kalbėtis. Mano pagrindinė idėja yra tiesiog kalbėtis, suprasti, kad kiekvienas žmogus bent kažkiek gali tau padėti, kad tikrai nebus taip, kad ateisi kalbėtis ir tau sakys, ne, aš su tavim nesikalbėsiu, tikrai kažkas išklausys. Gal ne pirmas, gal ne antras, gal ne trečias, bet kažkas tikrai išklausys, tikrai kažkas patars, padės. Jeigu aplinkiniai nepadės, psichologai visą laiką padeda. Man labai psichologai padėjo, nors ir perėjau per porą tų psichologų. Psichologai, toks dalykas, kurios reikia atsirinkti. Ir ne visada tas
tarkim, draugas ar ten kažkas, jisai supras. Tai tiesiog reikia atsirinkti ir kalbėti su tokiu, su kuo yra faina kalbėtis, kuris supranta. Kreiptis pagalbos yra blogai. Pas specialistą? Jo. Nesvarbu, realiai jo pas specialistą ar tam pas psichiatrą, psichologą, kad būtent tas ir labai mane iš tikrųjų erzina, kad jeigu jau žmogus kreipiasi ten vos ne į psichikos tas visas ligoninės ar kažkur, tai kad jau kodėl tu tai darai? Ir aš tada paaiškinu, jeigu žmogui blogai jis kreipiasi pagalbos, tai jis, ir dar sako, kad silpnas. Ne, žmogus nėra silpnas. Jeigu jisai pamato savo problemas, jis iš tikrųjų labai gilinasi į tai ir jis tiesiog, pagalvoja apie tai, kas jam blogai ir kad reikia kreiptis pagalbos ir tada jis tiesiog kaip tik tampa stipresnis, jisai nori įveikti tas problemas. Nesvarbu kokiam aplinkybėm, nesvarbu kaip, bet jisai nori jas įveikti. Šiaip pastebėjus tendencijas, kiek dabar stojančiųjų, pavyzdžiui, psichologiją, tai aš manau, kad tikrai jau po biškį tampa nebe stigma. Nes dabar tikrai yra labai didelės eilės į psichologijos studijas, nesvarbu kokiam universitete. Tikrai tų psichologų vis daugiau atsiranda, visi nori kalbėtis ir atsiranda tokios iniciatyvos kaip Žvelk giliau. Iš tikrųjų, ir tikrai aš labai tom džiaugiuosi ir kuo ilgiau, kuo daugiau eina visas tas laikas, tai tikrai manau, kad jis praranda tą stigmą. Nustoti sakyti, kad čia blogai yra ta prasme tas, kad reikia susiimti, nereikia būti silpnam, kažką ten, ne, tiesiog tos stereotipus kaip ir įveikti tą visą stigmą. Tiesiog paprasčiausias dalykas tiesiog įveikti tos, nustoti galvoti kaip mūsų, pasakysiu, tėvai, kurie yra, pas kurios tokių dalykų nebūdavo kaip psichologinė pagalba. Jos tikrai buvo mažiau ir nustoti taip galvoti, tiesiog pakeisti biškį požiūrį į gyvenimą. Sportas, artimieji, draugai, pokalbiai visokiausi, tiesiog bendravimas. Ir realiai tas, tiesiog savęs supratimas, problemos kaip ir supratimas ir toks, net nežinau, realizavimas to, ką aš noriu veikti ir daryti, o ne ką kiti pamanys ar kažkaip taip. Man labai padeda muzika. Aš pastebėjau, kad pasijungus muziką, šiaip būna, guliu ar ten kažką prieš miegą ir taip užsinoriu tos muzikos paklausyti, taip kažkaip nukreipt mintis ar tam pagalvot giliau ir pasijungiu tiesiog ant viso garso muziką, papiešiu ar kažką, man labai tas toksai, aš kadangi menininkė, labai padeda tas toksai emocijų gal perteikimas į meną. Ir man labai patinka dainuot, tai aš irgi būna tiesiog atsisėdu, padainuot, pagrot pianinu, pagrot kokiu instrumentu, nes tada kažkaip atrodo, tu apie tas problemas negalvoji, šiek tiek atsikvepi ir tada, kai atsikvepi, kažkaip lengviau galvot, tu gali labiau į save įlįsti, pasižiūrėti, kas ne taip ir kodėl tu taip jautiesi. Tada lengviau iš karto galvot, nes toksai atrodo minčių pravalymas. Džiugina tai, kad aš pagaliau perlipau tokį kaip laiptelį, kur, kaip ir sakiau, ten tos porą metų šiek tiek buvau tokia labiau užsiskrendus ir tokia introvertė. Dabar patapau visiškai ekstravertė ir labai pradėjau bendrauti, tas labai džiugina ir kad aš pradėjau
siekti to, ko aš noriu, savo siekių, savo svajonių ir tikrai matosi tas, kad ir tie pasiekimai ir ateina, nes aš kažkaip to tikiuosi ir to noriu ir tada viskas kaip ir ateina pas mane savaime. Supratau pati save. Aš pakeičiau draugų ratą, pakeičiau su kuo bendrauju, nes tikrai žmonės aplinkui, kurie yra, jie labai smugdo ir tada tiesiog taip atrodo, pajaučiu, kad aš esu nelaiminga, aš pajaučiu, kad aš nedarau to, ko aš noriu, to, ko iš savęs noriu ir tada taip tiesiog pakeičiau viską. Ne viską, aš anksčiau buvau labai ekstravertė ir tiesiog tada, kai tie draugai, tie pažįstami, artimieji nusmukdė mane, supratau, kad ne, čia yra taškas ir aš tiesiog kažkaip akimirksniu viskas dingo, visos problemos, pradėjau daryti, ką noriu ir tada taip, wow, aš laiminga, aš esu laimingesnė, aš galiu daryti, ką noriu, mane ima ne tai, kad pyktis gyvenimui, liūdesys gyvenimui, o aš laiminga. Ir toksai buvo kaip, wow, ferverkai, tiesiog viskas. Dabar net neprisimenu, koks kūrinys labai galvoju dabar groja, bet yra, man rodos, sonata. Jinai tokia pilna emocijų, pilna, kur ir minoras, ir mažoras, ir liūdna, ir linksma, ir šalta, ir karšta. Tai va čia ta psichikos sveikata. Tu niekada nebūsi visą laiką laimingas, tu niekada visą laiką nebūsi liūdnas. Ir toksai spalvų mišinys net nebūtų tokia kaip spalva, nebent balta, nes kai balta, ar ten, kai lietus lyja, vaivorykštė pasidaro. Tai tiesiog toksai, kur daug spalvų, bet ir tokia kaip balta, nes vis tiek tom baltos padažysi kažkokia spalva, viskas gražiau, viskas spalvingiau.